Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Čia prieš akis savo turiu jūsų CV. Čia jūsų vardas būtų Gytis. Taip. Žiūrėkit, situacija tokia. Iš kokio miesto jūs esat? Aš esu iš Vilniaus. Iš Vilniaus. Patogu, aš taip pat Vilnietė. Klausykite, žiūrėkite, dabar matau darbo patirtis Kalnapilis, Ramvistas, siaurieji geležinkeliai. Ir dabar dirbu Defoj, tačiau atlyginimas yra toks gan per mažas, kad išgyventi Vilniuje. Dar kartą pakartokit, nelabai trūkinė ryšys. Šiuo metu dirbu Defpoint, tame inžinierius, bet toks inžinierius, labiau vadybinis darbas. O kiek jums metų yra, Gyti? Man 21 metai. 29? Vieneri. 21. 28 metų. Labai žavus tas toksai 21 metai, taip labai seksualiai skamba. Na, dėkui. Klausykite, o dabar darbo pasiūlymas būtų toks. Aš esu savininkė. Žinote, kur kruizuose dirba kolektyvas? Tai būna barmenai, padavėjai, ten tvarkytojai kambarių. Žiūrėkite, galėčiau pasiūlyti darbą jums, ar domintų? Žiūrint, koks darbas ir koks užmatis jis yra, aišku, domina. Darbas būtų, toks daugiau asmeniškas. Toksai daugiau man. Atlyginimas būtų priklauso nuo tavo pačio sugebėjimo, aišku, nuo 5 iki 15 tūkstančių litų. Tai koks darbas? Gyvenu Vilniuje. Turiu vairuotoją savo. Jisai atvažiuotų, paimtų tave. Privežtų. Ir ten supranti pats, ta prasme, aš ieškau 21 metai, Gytis, o kaip atrodai pats? Kaip atrodo, tai pirmiausia, gal nuo to reikėjo pradėti. Iš vis labai svarbu darbę. Taip. O čia į kurias TV siunčiau? Kaip sakot? O į kurias TV siunčiau, į kur nusiunčiau šį TV? Aš šiaip radau CV jūsų. Kur? Kur aš viską galiu, suprantat. Kai labai nori, tai viską randi ir iš visur viską ištrauki. Čia visiškai ne problema, bet dabar kaip tik dar turiu priešais lapą. Tai kaip žiūrėk, dabar eisiu tiesiai šviesiai. Pinigai nemaži, kaip supranti? Na, taip. Priklauso, dar kartą kartoju, nuo tavęs. Atvažiuoji, aš tau paskambinu, tu atvažiuoji. Ten masažas ar dar kažkas. Atrodau neblogai. Man 38 metai. Lūpos silikonės, krūtinė D dydžio, taip pat pakelta, pasportavus presas. Viskas tvarkoja, bet žinai, turiu vyrą, čia viskas būtų labai asmeniškai, niekas niekur nelystų, niekas nieko nesužinotų. Bet duočiau mašiną, viską. Jeigu gerai. Reikia pasvarstyti iš tikrųjų, kad savaime suprantu tai. Mano vardas Laima, jeigu ką. Malonu. Ponia Laima. Malonu. Ponia Laima aš esu. Tai va. Taip, ta prasme, darbas tavo būtų, kaip čia pasakyt, aš paskambinu, tu atvažiuoji. Man, kaip žinai, kaip vergas. Toksai išdykęs vergas. Na gerai, pasvarstysiu tada. Pasvarstysi, ar ne? Na taip, reikia tai pasvarstyti logiškai. Tai tada Ar ta prasme, ar tu kiek procentaliai duodi man, kad sutiksi? Ar man laukti tavo skambučio, ar ne? Skambučio kokį 70-80% tikrai. Tikrai taip, ar ne? Šaunuolis, jeigu nori pažiūrėti mano nuotraukas, žinai, Facebookas yra. Tikrai žinau. Ir paskui aš tau pasakysiu, pokalbio pabaigoju savo telefono numerį, viską, elektroninį paštą, atsiųsi man. O klausyk, o kaip tau trysia?
Nemėginau. Nežinai, nebandęs? Ne? Ne, tokio nemėginau. Tai o kaip už pabandymą? Nežinau. Žiūrėsime. Žinai, vis dėlto. Jeigu aš kaip prisimenu save jaunystėje, tai vat, kai aš tau taip realiai taip ir pasakysiu, vat, nuo to panašiai ir pradėjau. Įdomu. Ir va, matai, šiai dienai vat, pati galiu mokėti vat, už tokias išdaigas, žinai, supranti gyvenimą, paspalvinimą. Kaip čia tai taip. Tai va, tai viskas, tu kaip suprantu, tai vat, viską aš tau paaiškinau. O iš balso, tai balsas tai labai žiauriai seksualus tavo. Dėkui. Jau net galėčiau dabar. Na, gerai, tada susisieksime. Tai telefoną, čia dabar mano ofisinis yra numeris. Ofiso. O asmeninį, tai aš tau pasakysiu trumpąją žinutę, man atsiųsk numerį. Tai yra tekstą atsiųsk, aš tau perskambinsiu. Numeris būtų 1601. Zip FM. Zip FM. Nu ką, mielas draugė, Zip tarpelis ir tavo pranešimas, tu sutinki ar ne? Ne, dėkui. Turi merginą, kuris šalimais skėjusi, stovi man. 80% Senė, nu bet tai kliuvai, aš tau pasakysiu. Neįkliuvau. Tu prostitutė esi. Ne, dėja. Bet tavo laimiai prabangi prostitutė. Už 5 štukas. Nes už 5 jeigu pasirašai, tai tu nenori to žodžio šliosas sakyti. O galim sužinoti, iš kur numerį gavot? Iš kur? Dalina čia, prie spaudos rūmų. Prie Zip FM. O tu tikrai merginą turi? Tikrai taip, kuri ką tik praėjo pro mane. Ir kaip jūsų santykiai? Na, gan gerai. Kaip seniai jūs jau kartu? Na, dabar to 5 metų. 5 metų. O tu esi kad nors bandęs ar išbandęs, kaip sakant, savo meilę parodyt, ar gaut meilės iš vyro? Ne, dėkui. O gal norėtum? Ne, dėkui. Nu hebra. Čia jau mano bičias, baigiam. Ok, sorry. Gerai, Gyti, linkėjimai tau. Beje, numerį atsiuntė, žinai kas? Dabar pasakysiu. Tavo kambariokas. Paulius. Gerai, grįšiu duoti velnių. Gerai, gerą vakarą. Duok Pauliui diržiuko. Gerai, tada, dėkui. Ciao. Gerai. Iki diržiuko. Tada duosiu to diržiuko lygiam. Būk įsijungęs. Tu jiems svarbus. Radistai per Zip FM.